Daugelis bitininkų pritars, jog medaus kopinėjimas ir sukimas bene sunkiausias darbas. Kaip jį pasilengvinti? Kokia turėtų būti medaus sukimo patalpa, į kokią įrangą verta investuoti, kad darbas vyktų efektyviai? Tai išsiaiškinti atvykome pas bičiulį Arvydą Mockevičių, auginantį per 200 bičių šeimų. Arvydas stengiasi vis labiau modernizuoti savo bičių ūkį ir daro viską, kad dirbti jame būtų kaip įmanoma lengviau. Štai kokia jo patirtis ir patarimai. Bičiuliai, plečiant savo bityną, visą laiką buvo mano tikslas, kaip efektyviai ir lengvai išsisukti medų. Tad šį kartą mes esame pas mane naujoje patalpoje, nedidelėje, tad aš šiandien jums parodysiu, kokia įranga tam reikalinga. Tai patalpos reikalingos švarios, daug šviesos turi būti, neturi būti pašalinių gyvių, skruzdėlių, vabalų, vorų ir taip toliau. Patalpose reikalingas yra šiltas tekantis vanduo, plaunamos sienos, tvarkingos grindys, o daugiau labai didelių specialių reikalavimų patalpoms, jeigu tai yra tik sukamas medus, šiam momentui bent jau nėra. Dar reikalinga periodiškai tikrinti sveikatą pagal tuo metu esančius reikalavimus. Taigi, bičiuliai, čia turiu aš atakiavimo stakles. Atakiavimo staklės yra visiškai automatinės su grandininiu padavimu remeliu. Apačia stovi vaško presas, kaskadinis medaus filtras. Jis yra sujungtas su medsukiu, medaus siurbliu. Tai yra 3 nusodinimo talpas turiu, kuriuose telpa apie 300 kg kiekvienoje. Yra kreminio medaus maišytuvas, svarstyklės. Tai yra daugiau drėgmės surinkėjas patalpos, kuris yra labai geras ir būtinas dalykas kiekvieno bitininko patalpoje, todėl kad sausa ir švari patalpa yra būtinybė. Todėl kad medus yra kaip cukrus, sugeriantis drėgmę, o jeigu mes parsivežam medų iš bitynų, tarkim, po lietaus, ir visos dėžės ar korpusėliai yra įmirkę medum ir mes kelias dienas sukam paskui medų, tai medus automatiškai šiek tiek įgeria drėgmės, o įjungus drėgmės surinkėją, tarkim, palikus nakčiai, jis surenka visą drėgmę ir netgi taip galima nusausinti ir medų, perteklinę drėgmę ištraukia iš neužakiuoto medaus. Dar matėte, turiu vežimėlius, tai taupo mano nugarą ir mano jėgą. Man nebereikia nešioti korpusėlių su medumi, pernešinėti iš vieno taško į kitą tašką. Aš turiu viską ant bokštų, ant vežimėlių, su kuriais galiu po patalpą važiuoti, kur man patinka, korpusėlius išvežti, pakrauti priekabą per rampą. Yra labai patogu. Ir korpusėlius su medumi aš nešioju tik bityne, kai reikia atnešti iki priekabos. Fasavimo indas, drėgmės matuoklis ir spalvos matuoklis reikalingas. Medaus koštuvai, nes filtras, kad ir koks jis būtų, kaskadinis filtras ar kitokio tipo filtras, kuris stovi po staklėmis, jis neiškošia medaus visiškai 100%, bet surenka tik didžiąją dalį vaško frakcijos. Ir jeigu mes norime fasuoti švarų medų be vaško gabalėlių, tai medų reikia sodinti. Ir po pašildymo medaus filtre medus greitai, vaškas greičiau pakyla į viršų nusodinimo talpoje ir per sklendę mes išsileidžiame švarų medų, kurį fasuojame paskui per fasavimo indą į jūsų norimą tarą. Iš po vaško preso vaškas keliauja, išspaustas vaškas keliauja į kibirą, iš kibiro keliauja į vaško lydimo patalpą, jūs jau tą reportažą matėte, medus per sujungtą žarną keliauja į filtrą ir čia jisai nusistovi. Toliau siurblio pagalba išpumpuojamam kur tik norim. Žarna pajungta prie siurblio yra jūsų, mano čia yra apie 10 metrų žarnos, nes jeigu medų pilu į statines, tai statines prisivežu arba čia, arba į lauką atsivežu, pasistatau ir pripumpuoju pilną statinę ir su vežimėlio pagalba statinę išvežu. Jums reikalingos yra svarstyklės skirtingo tipo. Jeigu jūs medų pilate į kibirus, tai svarstyklės turi būti vienos, kurios sveria daugiau kilogramų,
Tai yra, mano atveju, čia yra iki 40 kg sveria ir virtuvinės svarstyklės, kurios sveria mažą tarą, tai yra stiklainėlius, tai yra mažesnį kiekį medaus. Toliau turiu porą patalpoje ventiliatorių. Ventiliatoriai reikalingi tam, kad maišytų orą. Ne visada galima dirbti atviromis durimis arba įsijungus ventiliaciją, ypač jeigu mes kalbame apie rudeninį medaus sukimą, todėl kad bičių vagiliavimas nepageidautinas mūsų patalpoje, nes bičių bus labai daug ir bus dirbti neįmanoma. Tada ventiliatoriai taip pat naudojami tada, kai aš džiovinuosi parsivežęs korpusėlius, tarkim per naktį. Tai vienas ventiliatorius statosi ant žemės, kitas yra palei lubas, matote ant įjungimo pulto. Stovi ventiliatorius, oras yra maišomas, drėgmės surinkėjas veikia ir renka drėgmę. Na, o daugiau reikalinga radija. Su šitom staklėm aš dirbu labai ant mažo greičio, nes iš tikrųjų suspėti aš praktiškai, man labai sunku yra suspėti, todėl kad staklės dirba labai greitai. Jeigu per greit prisiakiuoju, tada vis tiek staklė stovi ir metsukys nespėja. Man tada reikia jau tokių 2 metsukių mažiausiai, bet aš tada vis tiek nespėčiau, nes aš vienas nesuspėsiu tiek remelių sudėti, išimti, ištraukti. Tai va, tuščius korpusėlius deduosiu ant kito vežimėlio, tas vežimėlis keliauja tada prie metsukio, kai metsukį reikės iškrovinėti, aš galėsiu patogiai ten daryti rūšiavimą. Bičiuliai, perkant įrangą ir investuojant nemažus pinigus, reikėtų pagalvoti, ar jūs planuojate vėliau su šita įranga plėsti savo bityną ir didinti įrangos pajėgumus. Tikslas buvo nusipirkti atakiavimo stakles ir viskas, kas po jomis, o vėliau, kai turėsiu didesnės patalpas, visą šitą įrangą susijungti į bendrą liniją, kad nebereikėtų man pirkti nieko papildomai naujo ir šitos visos įrangos nieko nebereikėtų išmesti. Tad investiciją reikia pasverti, kad jos nereikėtų mokėti pinigų dar kartą. O šitas stakles aš pasirinkau dėl to, kad jos turi funkciją papildomas atakiavimas, čia gal būtų ir tokia funkcija leidžia nesinaudoti prie staklių šakute, todėl kad kai peiliai pjauna rėmelį, būna duobėtas rėmelis ir peiliais ne visur paima. Tai yra, tada reikia turėti šakutę pasidėjus ir kiekvieną rėmelį prieš dedant metsukį reikia patikrinti, kad rėmelis metsukėje nesulūžtų. Na, o šitos staklės turi funkciją tokia, kad supjausto dangtelius ir medus iš jų išbėga. Jeigu tai yra donelė, donelės nepažeidžia, donelės nenupjauna, peilius galima truputį netgi praplėsti, kad nepažeistų donelės. Bitės išlaižydamos medų iš donelės šitos akutės prasidaro ir medų visą pašalina. Tad šitos staklės vadinu pilnai automatinės ir rankinio darbo prie jų praktiškai nebelieka. Kol neturėjau staklių, išsukdavau su per dieną pats vienas geriausiu atveju statinę, pusantros, jeigu dirbdavau beveik kokį 12 valandų. O dabar per kelias valandas įsisuku apie 900 kg ir esu visiškai nepavargęs. Darysiu korys su donele keliauja į bityną išlaižymui nuo medaus. Tada šitas korys keliauja išlaužimą ir tam bus iškulama donelė. Kita krūva korpusėlių, tai yra koriai, kurie keliauja į lydimą. Man toks korys jau jis netinka, jis yra tamsus, lizde buvęs ir aš į meduvę ar atgal į lizdą grąžinti tokią nebenoriu. Na, o čia yra koriukai, kurie keliaus atgal kitais metais kaip tara. Į meduvės bus čia renkamas medus. Tai šitą rūšiavimą kiekvienu išsukimu, ypač jeigu tai yra rudeninis medus, aš jį atlieku. Bičiuliai, tiek siurblys, tiek vaško presas labai patogu yra, kai turi funkciją pirmyn atgal ir greičio reguliavimas.
nes bet kuriuo atveju, dirbant visą sezoną, jums reikės kažkada ir atgal paduoti, jeigu kažkas, tarkim, į presą įkristų. O dėl siurblio, tai jeigu jūs baigiate darbą, tarkim, sukdamas rapsų medų ir žarnoje paliko medaus, tai medų geriausiai būtų įjungti reversą ir iš žarnos išpumpuoti atgal į šildomą filtrą, kad per naktį jis sušiltų ir žarnoje nesustingtų. Labai svarbu išsukus medų pasitikrinti jo drėgmę. Drėgmė natūraliai meduje turi būti arba iki 18 arba iki 19. Na, toks medus turi mažiausią potencialą surūgti. Didesnės drėgmės medus, tai yra tam tikras medus, kuris gali turėti tokią didesnę drėgmę, bet tipiškai pageidautina, kad medus būtų apie 18%. Drėgmės matuoklių turiu keletą, tai yra vienas paprastas, pigus, kiniškas ir turi vieną gerą skaitmeninį nusipirkęs, kuris ir iš tikrųjų labai lengvai kalibruojasi ir labai drėgmė matosi jo medaus. Tada kitas aparatas, kurį turiu, tai yra spalvos matuoklis. Medaus spalvos matuoklis reikalingas tam, kad tiem bitininkam, kurie pila medų į statines, tai ypač aktualu pavasarinis medunešis, per pavasarinį medunešį, todėl kad medaus spalva lemia dažniausiai koks tai medus ir kur jūs jį turėtumėte susipilti, nes tarkim, jeigu yra rapsinis medus pagal supirkėjus dažniausiai būna iki 25 pfund, toks yra matmuo. Kas yra virš, tai skaitosi jau poliflora arba jau kitoks rūšinis medus. Tad sukant medų, prieš pilant į statinę gerai būtų pasitikrinti, ypač jeigu statinė yra jūsų nepilna ir norite žinoti, ar tai bus rapsinis medus ar ne, na bent jau palei spalvą. Nes tikra rūšis nusistatoma yra pagal žiedadulkių kiekį, o ne pagal spalvą. Bet spalva yra vienas iš kertinių dalykų, kad žinoti, į kur medus pilamas, į statinę ar į kibirą. Bent jau pradžiai. Tai, bičiuliai, labai svarbus aparatas yra spalvos matuoklis. Kalba eina apie bitininkus, kurie pila į statines. Nes rapsų medus eina iki 25 pf, tai yra pfundų. Dabar, ką reikia padaryti iš pradžių su šituo aparatu, tai reikia sukalibruoti. Įjungus aparatą, aparatas prašo kalibravimo. Beje, norėčiau atkreipti dėmesį, kad dedant į mėginuką, medus turi būti absoliučiai skaidrus ir kaip dabar matote, yra keli burbuliukai dar nesukilę, tai šitie tiek nuosėdos vaško, kad ir viena dulkė įkritusi vaško, spalvą iškraipo. Ir geriausiai yra mėginuką įsipilti prieš parą, išvakarėse įsipilti mėginuką ir ryte, kai visi bus sukilę, visas oro burbuliukai bus sukilę ir medus bus visiškai skaidrus, tik tada matysite visiškai tikslę spalvą. Nes esančias šiukšlės arba tai yra vaškas arba medaus burbuliukai, jie spalvą labai iškraipo. Na, spalva tikrai, kai nusistos visiškai, spalva kris ir bus keliais punktais mažesnė. Supirkėjai žino spalvos numerius, skaičius, kokia spalva reiškia ir žinant bitininkas, kokią turi medaus spalvą, supirkėjai pareikalavus, jis tiesiog žino, kokią turi medaus ir kiek ir tą medų gali už gerą kainą parduoti. Rinkoje turime nelabai patikimų drėgmės matuoklių arba drėgmė tikrinasi tiesiog užtepus medaus ant prizmės, per akutę žiūrime ir matome, kokia yra drėgmė. Bičiuliai, šis aparatas nėra visiškai patikimas, todėl kad, kaip matėte, jis turi rekomenduojamą temperatūrą, tai yra 20 laipsnių. Taip pat medus turi būti tokios pat temperatūros, tad su šituo aparatėliu galime mes pamatyti preliminariai, kokia yra drėgmė. Jeigu norite tikslių ir greitų rezultatų, reikėtų skaitmeninio tokio aparato, kuris jums parodys tikrai greitą ir efektyvų ir patikimą
rodmenį, kad žinotumėt, kokia iš tikrųjų yra drėgmė, kad galėtumėt užrašyti iš karto ant kibiro arba nelaukti ten paros, kol susivienodins temperatūros visos. Arba yra rimtesnis aparatas, kurį tikrai patariu nusipirkti kiekvienam bitininkui turinčiam bent 50 avilių. Aišku, galima ir mažiau turinčiam, nes tikrai yra labai patogus aparatas. Lengvai kalibruojasi paprastu vandeniu. Ir drėgmę parodo labai greitai. Kalibraciją galima daryti tik vieną kartą per dieną ir matuoti mėginukų galime kiek tik norime per dieną. Šitam paprastam, tiek šitam aparatui reikia suvienodinti medaus temperatūrą su prizmės temperatūra. Tad tik iš karto uždėjus matuoti drėgmę nereikėtų pasitikėti pirmais skaičiais, reikėtų palaukti kelias minutės, kad temperatūra susilygintų. Tikras skaičius būna paspaudus kelis kartus, jau tai stabilizuojasi, reiškia, tokia yra medaus drėgmė. Sakoma, kad atitaisyti bitinę padarytą klaidą galima tik po metų. Tačiau dirbant su bendraminčiais, jų apskritai įmanoma išvengti, o tam tikrus sprendimus galima priimti daug greičiau. Praktiškų patarimų šiandien tiek. O kaip pasilengvinti savo darbus ir veikti tam tikrus technologinius iššūkius, kiekvieno bičiulio išmonė ir galimybės. Vienokių ar kitokių jūs tikrai rasite. Ir toliau stebėkite Agroakademija LT naujienas portale ir socialiniuose tinkluose.